sulaukėm tikrai gal daugiausia žinučių apie šį projektą, tai kada išeis vaizdo įrašas. Terminas gan ilgas gavosi, mums nepratę ant tokių projektų, kad tiek ilgai užtruktumėm galbūt. Klausimas, ar tai yra verta laiko ir energijos. Čia realiai ateini, turi absoliučiai viską, ko tau gali reikėti. Brangus labai projektas gavosi. Sveiki sugrįžę. Praėjo nei daug, nei mažai metai laiko ir mes esam mūsų išsvajotame prabangiame būste. Striptizo klube. Šalia striptizo klubo. Tai atvykom į mūsų centro projektą ir buvo labai įdomu, nes sulaukėm tikrai gal daugiausia žinučių apie šį projektą, tai kada išeis vaizdo įrašas, kada ar jau baigėt, kaip jums sekasi, ar ten užlūžot su tuo projektu. Žodžiu, labai įdomus visiems buvo iš tikrųjų. Visi klausinėjo, žodžiu, apie šitą centro projektą ir atrašinėdavo Instagram'e, tai pagaliau. Sveikinu pagaliau įgyvendinus. Trūksta dar mūsų vieno kolegos, kuris čia kartu su mums visą projektą padėjo daryti. Bet ką, gal einam į pirmą butą ir parodysim, kas čia nuveikta buvo. Tai turim bendrai realiai 4 butus. Taip. Ir, nežinau, pradedam. Number one, su nenumeravimu. Numeriukų dar trūksta, jo. Tai va, gal pradedam nuo pačio mažiausio buto mūsų. Pats projektas kiek užtruko? Jo, čia iš vis reiktų pradėti nuo pradžių, pasakot realiai, gal net apie pačius butus, bet apie patį, aišku, žmonės gali pasižiūrėti pirmą dalį apie šitą projektą. Tai pirkom iš varžytinių, įsigijom įrengimą patį, mes čia padarėm tai labai greit, realiai, pats remonto darbai. Užtruko vis tiek realiai, ilgai užtruko. Bet mes sąmoningai pristabdėm, kad neužšalėt pinigų. Taip. Bet principą patys... Galėjom iš tikrųjų ir greičiau. Daug greičiau. Galėjom ir greičiau, tik tiesiog nebuvo tikslo, kadangi mes keitėm paskirtį, dalinom į atskirus unikalius. Ir šitas procesas buvo super sudėtingas, užtruko laiko. Ir įdomu buvo testuoti, ar pavyks mums ar nepavyks. Su kiekvienu nauju projektu. Jo, mėgstame tos challenges, kur žinai, matom naują iššūkį, dažniausiai žmonės bijo jų, o mes pasižiūrim, ar sugebėsim, ar padarysim ir dažniausiai viskas ok. Tai galim vardinti iššūkius ant pirštų, ar ne? Tai pirkom iš varžytinių, tai buvo administracinė paskirtis, vienas unikalus numeris, paveldo zona, centras, mažas parkingas ir ką, antras aukštas dar galbūt, ar ne? Tai va, vos ne, dar gal daugiau išvardinčiau, bet sakykime, 7 probleminės vietos, kur reikėjo spręsti klausimus. Ir nuo pat pradžių iš tikrųjų prasidėjo visokie iššūkiai, nuo užliejimų, nuo tvarkymų, nuo parašų rinkimų ir taip toliau. Išmokom labai gerą pamoką, kad kai sako žmonės, neina, nepadarysi, tai padaryti visą laiką įmanoma. Kita labai svarbi pamoka turbūt yra, kad visur galima ras kažkokių bendrų taškų, ten kažką užliejus, surandi, kaip sutvarkyti, žinai. Tikrai visur visas problemas eina išspręsti. Absoliučiai visas problemas eina išspręsti, jeigu skiri energiją ir jas sprendi. Tik dar vienas toks irgi klausimas tada jau atsiranda, jau kai prasideda didesni projektai. Klausimas, ar tai yra verta laiko ir energijos, kurią mes įdėsim ir ta grąža, kurią gausim. Tai va čia irgi galbūt projektas, kurį mes supratom, ką reiškia laikas ir ta grąža, ar ne? Taip trumpai apeinant, tai čia toks mažiukas visai tas... Čia mūsų mažiausias šitas. Šiaip jaukus viskas, tvarkoja, fainai labai ir tikrai, aš sakyčiau, brangiausias mūsų projektas iš visų, be komentarų, ta prasme, kas liečia įrengimą ir kas gausi kvadrato kainą apie 1200-300 už kvadratą realiai gausi. Centras, žodžiu, geros patalpos iš savęs ir tai pradėjom galvoti, kas yra mūsų ta tikslinė auditorija šito būsto. Ir sakom, čia yra toks, aukštos prekės, prabangos daiktas. Sakom, galbūt pabandykim pirmą kartą padaryti tokį prabangesnį. Nėra, aišku, čia tų auksinių kranų, žinai, bet vis tiek, super į tas visas detalės stengiamės atkreipdėmėsi į kokybę meistrų lygiai taip pat, kur pirštais badėm po viso užbaigimo, kur sakė, hebra, jau viskas užbaigta, tai nebuvo dar viskas užbaigta, tikrai dar reikėjo dar mėnesį laiko užbaiginėtus visus kliurkas, visokias ir panašiai. Tai va, tai šitas šiaip realiai vienintelis toks mažiausias.
Šivo nelabai didelį gausi. Super dydžio senmazgu. Jo, tai dar kas niuansas, tai mes čia neturim karšto vandens, turim tik tais šaltą vandenį geriam. Aišku, šildymas tai yra radiatoriais miesto, bet turėjom statyti visur boilerius, bet kaip ir viskas tvarkoja. Bet šitą reikalą mes žinom, kad visam šitam pastate nėra karšto vandens. Tai nelabai ką padarysi. Bet įdomus faktas, šiaip labai daug projektų centruose, kur nėra karšto vandens. Čia irgi labai įdomus dalykas, kiek teko matyti, pavyzdžiui, ten ar kažkokios tai administracinėse tos pačiose patalpose kažkur, tai nėra tiesiog karšto vandens. Turim jau čia dabar su atskiru miegamu, dar aišku, čia jau mūsų dekoratoriai pradėjo visus darbelius, bet ir dar tau paveikslai. VIP būtas, pažiūrėk, aukštis. Aukštis belekoks ir dar šiaip ant lubų mes praradom. Šiaip žiauriai šilti būt. Aš nežinau, čia per daug kaitina arba mes radiatorius per gerus sudėjom. Gali būti čia variantas. Ne, bet šiaip visuose būtuose, žinok, tas pats, ta prasme. Bet jau, čia žmonės drąsiai galės tikrai su maikim žiemą vaikščioti ir nereikės pergyventi, kad šalta ar dar kažkas. Tai tas iš dalies tikrai faina. Man šitas būtas, nes iš viso gavosi 4 būtai, bendroji suma turim apie 150 kvadratų ir sprendėm daryti didesnius ir didesnius, tai va vėlgi grįžim prie to lubos aukštos ir man iš visų 4 šitas tai yra toks fainiausias, nes turi tą sieną lenktą, žinai. Ja. Tai ir šiaip toks, jaukiai gavosi, toks, kur tikrai pats eičiau, gyvenčiau ir vaizdas fainas labai per langus, nes šitas ir yra butas, kuris turi į Laisvės alėją ir į Senamiestyje. Tai yra miegamasis irgi, kuris yra tikrai erdvus. O, pažiūrėk, kokios statalėlės pridėjom. Wow. Čia handmade. Eilinį kartą pridarėm belekiek spentų. Eilinį kartą pridėjom belekiek pinigų ir klausimas, ar gausim atgal. Užuolaidos irgi labai brangios, nes labai aukštos gavosi. Ne, čia, šiaip, ta prasme, paėmus bendrai iš tų visų projektų, kuriuos mes esam darę, būtus, ar ne, vadinkim, projektus, tai, tikrai gavosi labai aukštą kvadrato kainą. Tas ekstra dalykai, ką padarėm, tai įdėjom kondicionierius ir plus dar yra vonios kambariuose sudėtas šildomos grindys irgi visur. Kilimėliai. Jeigu neklystu, tai čia yra dar nuo judesio detektorius. Jeigu atsidarai, aišku, dabar nesuveiks. Ir tams jau galėjai nespigina. Va, kur tie pinigai. Supratau. Nes atsidarėme Excelį ir sakom, ką mes čia tiek išleidom, bet dabar galim pasidaryti turą, pažiūrėti. Ne, tai gyvatukai vien pažiūrėk, čia 200-300 eurų, kai niekur. Šiaip tai galėjom šitą vaizdo įrašą įrašinėti tada, kai būtume pardavę pilnai, žinai, visus projektus būtume galėję pasakyti, ar apskritai verta ir apsimoka tokį dalyką daryti. Tai, bet kol kas sakom taip, bet galėsim po to pasidalinti kažkada istorijose, kai jau parduosim, kas čia gavosi. Terminas gan ilgas gavosi, mums nepratę ant tokių projektų, kad tiek ilgai užtruktumėm galbūt. Ir tai atsidžiavėm į tai, kad palūkanas suvalgė. Jo, aišku, buvo labai gerai, kad realiai visą tą periodą kainos kilo. Tai mūsų šitas, aišku, gelbėja, praktiškai jisai visą laiką coverina visas, žinai, palūkanas. Bet jeigu turėtumėm tokį lygų, tai tada skaudžiau būtų. Tai pasižiūrėsim, įdomu šiaip. Ir centro rinką mes nesam prie jos taip pasičiupinėję. Jo, aš iš tikrųjų man visi klausia, kiek bus kaina, kokią kainą. Sakau, žiūrėkit, mes jau kai pardavinėsim, tai tada pasakysiu. Šiandien dienai net dabar negaliu pasakyti tiksliai, už kiek čia planas yra parduoti. Ir čia tas gražuolis. Turim didžiausią butą iš visų, tai apie 55 kvadratų yra. Šiaip žiauriai Nice padarė visą šitą dalį, žinai, kur šaldytuvai ir panašiai, nes pradžio atėjau spintus, kur šaldytuvai, žinai. Tai šitas realiai didžiausias ir tas su išlenkta siena, principė, butas jie ir didžiausi ir gražiausiai gavosi realiai. Visas pagrindinis momentas, bet irgi, ką galim pasidalinti, tai laike, kas mums kainavo daugiausia, tai kainavo visi parašai, savivaldybės, projektų derinimas. Plus senamiesčio zona, kada paveldas, ar ne, tai irgi teko neplanuotų išlaidų, ar ne, išleisti, kad įvertinimą darytų. Jo, bet irgi buvo labai keista, nes mes pasidarėm, nuo pat pradžių, mes tik atėjom, žinom, kad ir grėsmė, kad
tai gali būti paveldas, nors pats pastatas nėra paveldas, yra tik tai jisai paveldo zonoj. Mes iš karto pasidarėm tuos... Archeologiniai tyrimai? Ne archeologiniai. Žodžiu, tyrimai... Skirti paveldui. Sudėtingų pavadinimų, kur realiai eina gremžė sienas, visas tyria, kas ten yra, tyria ten visus archyvus, žiūri, ar tas namas neturi kažkokių paveldinių savybių ir aiškiai juodant balto parašyta, kad ne, šitas pastatas neturi kažkokio paveldinių savybių. Ir jau tada, kai norim prisidavinėti, gavom iš savivaldybės, iš ten higienos, iš dar kažkur tais visus liuksus, kad viskas tvarkoja, tada ateina mums ir sako paveldas, kad komentarą gavom, žodžiu, kad šitas pastatas gali būti svarstytinas, būti įtraukti į paveldą. Ir mums sustabdė visų žodžių procesas. Viskas. Ir realiai buvo įdomiausia tai, kad strigom toj vietai, kur mažiausiai galvojom, kad paveldas tai jau tikrai praėjom. Belia kaip brangus buvo tas tyrimas, daug pinigų sumokėjom už tai, kad būtumėm tikri ir drąsiai galėtumėm viską planuotis, bet rezume turim tokį atsakymą. Realiai paveldas, dokumentacija, popieriai visi ir panašiai ir apskritai procesai mums realiai ištempė laiką, kas automatiškai padidino sumokamų palūkanų sumą. Ir... Aišku, mums pavyko įrodyti, kad čia viskas tvarkoja ir ten to paveldo šiandienai čia nėra ar neturėtų būti dėl ko kažkokie stabdymai. Tai va, ir mes realiai, kas liečia tą paveldą, mes išoriškai absoliučiai nieko nekeitėm, viskas liko tas pats, kas ir buvo. Taip. Yra tik tais vidus, kas jisai neturėjo kažkokių paveldinių savybių. Ir šiaip nuo architektais dar pasakyčiau, kad labai daug priklauso. Mūsų architektai daug ir atostogavo, ir žodžiu taip toliau. Tai, kažkur nesužėdavo, kad jau atsakyta, tai manau tikrai ėjo šitą procesą daug greičiau visą sutvarkyti. Tai sekantį kartą gal pamoka to, kad bus tikrai ieškoti žmonių, kurie gali padėti šitais klausimais ir supranta labai gerai, kada... Ir principas dar vienas, tai patirtis. Realiai, mes neturėjome tokios patirties, nežinom, kaip tie procesai veikia. Dabar principai jau darant antrą, trečią tokį projektą ar kažkas, jau mes praėję daugybę procesų, daugybę pabendravę su skirtingų žmonių, kurie tam procese dalyvauja, tai tiesiog automatiškai galima pagreitinti ir laimėti laiką. Tai šitas kambarys ką, jisai turi realiai svetainį, sujungta su virtuvė, faina labai, kad gavosi dvi atskiros zonos, tai viena ten poilsio zona, ir kita viso virtuvės valgymo zona. Pietinė dalis dar čia gavosi. Turim saulės daug ir turim didelį erdvų miegamą su atskira savo rūbinė. Tai va, tas labai faina, aišku, dar turim čia čiužinių paruoštų. Kur dar ne viskas sudėta į savo vietas, net guli labai... Ir šitas butas faina tas, kad turi į savo balkoną. Balkonė. Vienintelis šitas ir turi. Čia brangiausias šitas. Tai jau kaina čia. Jei norit iš ankstiniuose pirkti, dar skelbimų nepasiekus, tai... Reiks padėliot kainas prieš paleidžiant. Kaip ten sako, call me baby. Tai va, gal keliavam į mūsų paskutinį butą, kuris turi atskirą savo įėjimą. Tai be to dar visą koridorių turėjom irgi įrengti. Šiaip koridorius praktiškai jisai ten jau labai gerai mums susidėstė. Jo, labai geras išplanavimas. Čia irgi mūsų dizaineriai. Ačiū, kad padėliojo. Ir tokia pamoka irgi labai gera iš praeitų projektų, kad į koridorių būtų įdėti ventiliaciją. Nes būna kitą kartą vis tiek, kadangi ir valgy darosi žmonės, ir vaikšto, ir čia oras necirkuliuoja, tai turi tokį patogų sustovėjusį orą, labai nefaina. Tai va, tai laiptinė irgi šiaip gan ilgas procesas užtruko, mes pakeitėm langus visos laiptinės ir dar nusimato visos laiptinės perdažymas, sutvarkymas, ten turėklų ir taip toliau. Ir kodėl šiaip dar nepasistumėjom, ta prasme, dar toks atviras klausimas lygias, nes turim kaimynus, galvojam vėlgi, kam remontuoti iš savo lėšų viską ir nes vis tiek dideli pinigai, tai norim įtraukti ir kaimynus, o jau kai įsitraukia kaimynai, ten, kur prasideda pinigai, tai tiesiog daug dėrybų. Jo, nes pradžioj buvo, kad mes galim užsimti visų kuravimu, padėti sutvarkyti. Plius minus paskaičiavom sąmatą, visi pradžioj sakė, good, važiuojam, bet jau kai realiai sakom darom, tada jau prasidėjo visokie, tai čia galbūt vėliau, gal kažkaip kitaip yra ten atidėjimais, bet tai po to jau susiderinom, kad kaip ir mes ten didesnę dalį pasiėmam, kiti irgi ten vienas žmogus didesnę,
kas ten jau negali mažesnę dalį, bet tikriausiai labai tikiuosi, kad pavyks mums išspręsti šitą klausimą ir turėsim fainą gražią dar laiptinę. Jo, tai principai langus iš savo pinigų mes padarėm. Šiandien dieną niekas ant jų nesimetė, bet vėlgi jau jeigu spręsim, kad visą laiptinę tvarkom, tiesiog pripliusuosim. Bet tiesiog, nes žiemą jie labai blogai atrodė ir buvo neplastikiniai, tai tiesiog sakom, davai pasikeičiam pradžiai nuo šitų, kad ir laiptinė šilčiau būtų. Tai tą padarėm, bet iš savo pinigų. Bet nebuvo dideli kaštai, tai kaip ir, įtraukėm į būto savikainą, kitaip tariant. Tai va, tai šitas irgi faina tuo, kad turi savo atskirą miegamąjį ir toks vienas iš ne studijo tipo būtų, bet jau su atskiru miegamąjį ir pilnavertis būtų realiai. Pilnai užtenka, žinai, ten porai kažkokį gyventi ar nuomai. Tai, manau, irgi bus tikrai, kas norės pačiažiūrėti. Čia realiai, taip jeigu žiūrint, tai manau, pagal vietą žiūrint, tai tikrai kažkas, kas trumpalaikę nuomą galvoja arba ieško investicijų, pavyzdžiui, trumpalaikiai nuomai, ar savo gyventi, tai, pavyzdžiui, šitas konkrečiai būtų, tai trumpalaikės nuomos idealus variantas. Jo. Tai tokį pasilikus vietą superinė, kažkokios varžybos, koncertas. Drąsiai. Investicija, Planas buvo tilpti į 120 000. Į 120 000. O kodėl? Taip sugalvojau. Sugalvojai tilpti į 120. Nes visus darbų vadovas buvo, tai reikėjo užmotyvuoti, kad jis tilptų 120. O rezultatą turim 180 berods tūkstančių šiandien dienai. Jeigu visos sąskaitos gerai sukritę, tai kažkas to. Jeigu viską gerai suvedė. Tai iš tikrųjų šiaip brangus labai projektas gavosi. Kartotum dar kartą to į brangiai. O kaip parduosim, aš tau pasakysiu. Gerai. Mes dažniausiai telpam į kokius 800. Į 800 už kvadratą. Aišku, dar atsimetė koridoriaus, žinai, nenaudingo ploto. Jo. Teisingai, mums sumažėjo kvadratūra per... Mums sumažėjo kvadratūra, ten tikrai per kokius... Ne, daugiau, žinok, bus apie 10 kvadratų už tai. Matematiką greitai galvoju, susukau, Brangus koridoriai labai gaunasi. Taip irgi paskaičiausiu, gerai, žiūrint, 10 kvadratų, įman centro kainas, paskaičiuoja greitai, 40 kokią tūkstančių, buvo minus, nėra. Šiaip realiai vieno kvadrato kaina išsaugoto jau yra... Aš manau, 4000 tai drąsiai pardavimo kaina yra... Tai aš tokį pesimistinį jau paskaičiavau. Kur, čia 4000, tai čia, manau, tikrai labai nesudėtingai, nes būtų iš savęs yra plotas jų nedidelis, tai bendra suminė kaina jų gausis, žinai, nedidelį. O čia realiai ateini, turi absoliučiai viską, ko tau gali reikėti. Plius gyvenamoji paskirtis, labai gražiai įrengta, kokybiškai įrengta, aukštus lubos. Šilta. Ir vieta, vieta vis tiek daro savo. Norėjau pasakyti, kad unikalūs numeriai gyvenamoji paskirtis, čia vėlgi automatiškai daikto kaina kelia, nes vertė yra. Principe išleidom daug, nes vieta reikalavo, taip mes pamatėm, eksperimentavom ir galėsim pasidalinti iš tikrųjų, ar buvo verta ar neverta, bet kol kas, ką iš mūsų matematikos Excelio turim, tai visai buvo įdomus eksperimentas. Praeit tokią mokyklą, savo asmeninę patirtim tikrai buvo įdomu. Siunčiam linkėjimus mūsų komandai, ačiū labai, kurie prisidėjo prie šito projekto. Turim tikrai begalę naujų projektų savo kišenėje, laukiam naujų investuotojų, partnerių galbūt. Tai ką? Jeigu įdomus mūsų turinys, apskritai vizija, ką mes darom, kaip mes darom, eksperimentuojam kartais, tai tikrai galite parašyti, arba kaip investuoti. Galbūt turit projektų, kuriuos laikot ir galvojat, kažkada galbūt norėčiau pavystyti, tai irgi gali drąsiai parašyti, mes esam tikrai atviri. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Spauskite ant apačioj tos mygtukus stebuklingus, subscribe, like ir susimatom kitą kartą. Ir jeigu norėsit nusipirkti butą, parašykit man. Butuką? Butuką. Gal butuką? Iki. Iki.